toliau. Uždanga nukrito, mūsų valdžia paremta svetimais. Pinigais jau aiškėja, kas ir kokiamis sumomis finansavo Lietuvos valdžios laivą. Taip vadinami nevyriausybininkai, ilgus metus globalistams tiesia kelią į valdžių. Verslininkas Trumpas neižvelgęs tame naudos, uždarė labdarinę ideologų valgyklą. Kieno pinigais bus finansuojama valdančiųjų propaganda? Ar jiems pavyks europinėmis pajėgomis aprūpinti piliečius reikamais akiniais? Artimiausių metų bus aiškiai nubrėžtas naujas strateginis kursas. Amerika nori kompensacijos už patirtus nuostolius Ukrainos konflikte. Kokie bus Lietuvos pozicijos šiuo klausimu? Ar gali būti, kad remsime ne tik Ukrainą, bet ir mokėsime procentus, tuo dengdami JAV nuostolius? Ar jų Europos Sąjunga taps skuduru prie Trumpo kojų ir toliau rems Ukrainos kanibalų puotal? Ar nemetas Lietuvai ištarti goodbye as good man and goodbye as goodbye as. Taip vadinami nevyriausybininkai ilgus metus globalistams tiesia kelių į valdžių. Verslininkas. Taip vadinami nevyriausybininkai ilgus metus globalistams tiesia kelių į valdžių. Verslininkas Trumpas neižvelgęs tame naudus, uždarė labdarinę ideologų valgyklą. Kieno pinigais bus finansuojama valdančiųjų propaganda? Ar jiems pavyks europinėmis pajėgomis aprūpinti piliečius reikiamais akiniais? Artimiausių metų bus aiškiai nubrėžtas naujas strateginis kursas. Amerika nori kompensacijos už patirtus nuostolius Ukrainos konflikte. Kokie bus Lietuvos pozicijos šiuo klausimu? Ar gali būti, kad remsime ne tik Ukrainą, bet ir mokėsime procentus, tuo dengdami JAV nuostolius? Ar jau Europos Sąjunga taps skuduru prie Trumpo kojų ir toliau rems Ukrainos kanibalų puotą? Ar nemetas Lietuvai ištarti goodbye as goodbye nana, goodbye as goodbye as. Ar Europos Sąjunga taps skuduru prie Trumpo kojų ir toliau rems Ukrainą, bet ir mokėsime procentus, tuo dengdami